Labas rytas, labas rytas. Šiandien buvo trupučiuką stringa internetas, tikiuosi, veiks sklandžiai. Ar matausi Mindaugą ir girdžiuosi? Labas rytas. Ar matausi Mindaugą ir girdžiuosi? Pagal savo turėčiau matytis ir girdėtis. Tai labas rytas, brangus draugė, labas rytas, bendražygiai, didysis gerasis žmogau. Šiandien trumpai prisistatysiu, esu Dalia Vaitkuvienė, intuityvioji mentorė, savęs ir visatos pažinimo keliaujantis žmogus, siela, sąmonė, moteris, mama, bendražygis, draugas. Kiekvienas mes turime tam tikrų pozicijų, kurioje sąmonės dalelė. Ir priminsiu trumpai, kad yra puikia galimybė prisijungti vienam žmogui į asmeninę mentorystę, 10 asmeninių sesijų su mano vedimu ir palaikymu, keliaujant kartu su kūrėju, su subtiliaisiais vedliais ir įnešant pokytį į realybę. Esu pravedusi jau šiais metais daugiau negu 100 sesijų. Taip pat, jeigu nori pasitikrinti, kaip jaučiasi mano vedimas, suteikiu galimybę tau įsigyti 3 asmeninių sesijų paketą tik už 75 eurus. Parašyk man, susisiek ir prasijausime, pasitarsime, kaip aš galiu tave palaikyti, įkvėpti ar įnešti pokytį ir patirti tą savo naują vidinę galią, vidinį žinojimą per kitokį savęs matymą. Mes esam sąmonės, kuriame kartu ir kai susijungia kelios sąmonės į vienį, tyrinėti, pažinti, atrasti, išjausti yra lengviau. Todėl visada sakau, junkitės į bendruomenės, raskite draugų, bendražygių, artimų sielų ir keliaukime drauge viens kitą palaikydami. O dabar pakviesiu tave įsitaisyti patogiai. Svarbu, kad meditacijos metu suteiktum savo galimybę ramią, saugią aplinką. Jei reikalinga, įsijunk muziką, gamtos garsus, užsidek smilkalą ar žvakutę, pasiruošk tyro vandenuko ir nusiteik, kad šis laikas skirtas tau. Ir nusiteik, išreišk ketinimą lengvai, tyrai, atsiduodu kūrėjo vedimui ir viskas vyksta pačiu šviesiausiu, darniausiu, harmoningiausiu būdu. Darau įrašą. Tai rankos būtų gerai, kad būtų nesukryžiuotos, kojos liestų žemę, arba jeigu guli, kad būtų atpalaiduotas.
Sukoncentruok dėmesį į orą, kaip įkvepi orą pro savo šnerves. Leisk pranai, leisk praniniai šviesai įeiti į tave, pagirdyti kiekvieną tavo ląstelę. Jaus, kaip prisipildo plaučiai, kaip išsiplečia plaučiai, kaip išsipučia pilvukas, kai įkvepi ir subliūška, kai iškvepi. Pakvėpuokim keletą minučių, pakvėpuok sąmoningų sujungtų kvėpavimų. Įkvepi per 4, iškvepi per 4. Jeigu kažkur jauti kūne ar kažkur vidinėje erdvėje, mentaliniam kūne, kažkokios neramios mintis, įkvėp šiaudeliu per burną ir iškvėp kitą vietą. Atpalaiduok žandikaulį. Gali įkvėpti per 4, sulaikyti per 6 ir iškvėpti per 8, jeigu jauti, kad yra įtampos kūne. Mes turim laiko, niekur neskubam, esam dabartyje. Suvok, kiekvienas tavo įkvėpimas tai yra kūrėjo dovana tau. Šiandien, šią akimirką, tu turi gyvybinę jėgą, tu turi kūną, turi kvėpavimą, mąstymą, pasirinkimą. Prisimink, kad kūnas tai tavo karalystė, tavo šviesos šventykla. Ir šiandien po savaitės darbų, procesų, įtampų, tu pagaliau leidi savo atsipalaiduoti. Žinoma, šita būsena turėtų tapti mūsų gyvenimo būdu, bet jeigu darai pirmą žingsnį, prisimink ir leisk sau būti tuo tyrinėtoju, pasikviesk savo vidinį vaiką smalsautoją, venk bet kokio riboto žodžio, žiauriai, nežinau, nemoku, nejaučiu. Leisk sau žinoti, leisk sau matyti, leisk sau jausti, be įsivaizdavimo, taip kaip yra. Pasidėk visus tos savo įvaizdžius, tas kaukes. Šiandien nuolankiai, su tyra meile ir dėkingumu aš atsiveriu kūrėjui, atsiveriu savo žinojimui, atsiveriu savo šviesai, atsiveriu savo aukščiausiam protui, atsiveriu savo tiesai, stabilumui, lengvumui, tyrumui, atsiveriu savo sąmoniai, atsiveriu savo gelmei, taip kaip tu jauti, taip kaip tau teka, taip kaip tu nori patirti šią akimirką. Mūsų bendras laukas tai saugi erdvė, kuri kuruoja Viešpats Maitrėja, būdų sąmonė. Juos supa ir saugo šviesos kokonas, angelų, archangelų, cherubinų sąmonė. Mes tiesiog dėmesio susijungdami į šitą kanalą patiriame tą vienybę, ramybę, saugumą ir tą saugią erdvę galimybę apsijungti vienyje su savo aukštesnio sąmonės dalim. Bet tai nereiškia, kad tu turi taip pat jausti, taip pat matyti, taip pat girdėti. Patirk save šitame sraute, išreišk ketinimą, pasidalink, įsivardink,
Jeigu šią akimirką transliuojasi kažkoks šviesos garsas, ar rankos ima savaime kažkaip judėti, ar norisi pašokti, ar kažką padaryti, atsiduok savo impulsams, įnešk į bendrą kūrybą, į šitą šviesos kūrėjo meilę saugią erdvę per save, per savo unikalumą. Tu nesi tik tas klausytojas. Kartais mes būnam pasyvi energijai. Bet jeigu šiandienoje tavyje teka aktyvi bendrakūrybos energija, nesvarbu, kad aš ar kiti negirdi, subtilioje erdvėje vyksta mūsų sąmonių bendrakūryba. Galbūt tau norėsis pasiųsti kažkam šviesos, galbūt norėsi sukalbėti maldelę, ar sugiedoti mantrą, sakau, ar suploti, ar supatrepsėti. Leisk dalyvauti visam sau. Išreišk ketinimą, kad viskas vyksta pačiu šviesiausiu, harmoningiausiu būdu tau ir visumai. Pasikviesk savo angelus, arhangelus, savo šviesos globėjus, vedlius, mokytojus, jeigu juos žinai. Gali išreikšti intenciją ir pajausk tą vienybę, ramybę, tą lengvumą, dabarties grožį, būties džiaugsmą, kai nėra jokių lūkesčių, nėra jokių įsivaizdavimų, nėra jokių vizijų, yra tik šis momentas ir tavo kvėpavimas. Leisk pažvelgti į savo realybę kūrėjui per tavo akis. Pasikviesk kūrėją kvėpuoti kartu ir pajaus, koks yra skirtumas, kai kvėpuoji tu, nepasikvietęs kūrėjo savo šviesos vedlių ir kaip pasikvieti pagalbininkus. Taip pat angelai ir angelai, tos šviesiosios subtiliosios esmės, jos yra visada kartu, bet jos nesikiša, mes neprašom. Paprašyk sveikatos angelų gydyti tave, dalyvauti gijimo procese, sveikti, išskleisti labiau sveikatą. Meilės, išminties angelų. Šiomis dienomis aš klausiau savęs, kūrėjo savyje, savo aukštesnių sąmonių, kaip aš galiu padėti, prisidėti plačiau tai visumai. Kaip galiu prisidėti prie tos darnos šviesos sklaidos, sąmonėjimo. Ir gavau atsakymą, išlaikyk stabilumą. Mano labai jautri psichika. Esu labai empatiška. Ir tai yra dovana subtiliam pasauliui. Ir tai gali būti dovana ir žemiško erdvėje. Bet ne visada būna lengva išlaikyti stabilumą ir išlaikyti neutralumą
kai vyksta aplink ir globaliniai procesai, ir yra pajautimai, ir kūnas reaguoja, ir išgyveni kolektyvinius procesus, žmonijos procesus, savo artimųjų procesus. Atrodo, ta empatija, jinai tokia kaip sutraukia į save. Ir aš supratau, kad priėmimas, leidimas viskam būti taip, kaip yra, be įsivaizdavimo, priėmimas dabarties akimirkos, padeda nesusitapatinti ir praleisti per save tas ateinančias energijas tiek iš aplinkos, tiek iš savo kūno sąmonės. Ir kad kvėpavimas susiliejus su maitrėjos sąmonė, kuri yra mumise, mūsų širdyje, mano širdyje, tavo širdyje, yra ir maitrėja, ir būdas, tai nėra kažkur kitur, ir Kristus. Ir ta gyvybinė šviesos šaltinio energija, kvėpavimas, gamta padeda išlaikyti neutralumą, išlikti savo vidinėje erdvėje, ašyje ir stabilizuoti kylančius kūno pojūčius, išgirsti tikruosius vidinius poreikius, išjausti savo vidinę tiesą be primestų energijų iš aplinkos. Atėjo aiškus vidinis žinojimas. Kuo ilgiau gebėsiu išlaikyti, išskleisti savo stabilumą savyje, tuo labiau galėsiu prisidėti savo buvimu, savo ramybę, savo šviesos erdvę, savo vibraciją, savo darbais, savo mintimis ir prie žemės procesų ir įtakoti savo būtimi artimųjų pasirinkimus, inspiruoti tam tikrus aukštesniuosios sąmonės dažnius per žvilgsnį, žodį, mintį. Aš buvau labai įpratusi kartu su vaiko smalsumu, pažinimu, vengti atsakomybės, patirti tą lengvą tyrą džiaugsmą. Bet augant, sąmonėjant, galima į lengvumą, į tyrumą pakviesti ir atsakomybę. Ir atsakomybė atėjo pas mane per ugdymą tvarkos, per buvimą čia ir dabar, per įsižeminimą. Per apjungimą savo sąmonės dalių į vienį, nebesureikšminimo kito aukštesnio aspekto ir nuvertinimo savo žemiškos erdvės. Nusiimti poreikį gelbėti ir atsigręžti į save buvo gan nelengvas kelias,
ir to dar vis mokausi, padaryk save laimingą, įgalink save, apjung save, įnešk į savo kasdienybės spalvų, iš pakitusio aš, iš stabilaus aš. Jaučiu, kaip jungiasi iš absoliuto erdvės tikslinis rautas. Jis pamažu, kol aš kalbu ir dalinuosi, įneša tikslinės sąmonės daleles, kaip sujunginėja laidus. Kai vyksta meditacija, kai vyksta procesas, nuo pat pirmos akimirkos subtiliosios sąmonės vedliai mokytojai dirba. Ir kartais esu raginima dalintis. Ir tada nepagalvok, kad procesas nevyksta. Kai dalinuosi ir manyje plečiasi tam tikros gijos ir tavyje aktyvuojasi per tai naujas pamatymas. Kalbu tam, kad per savo patirtį, per mano patirtį galėtum atpažinti savąją. Kas nutiks, jei apsispręsi prisiimti atsakomybę ir įsinešti labiau stabilumo ir per stabilumo energiją apjungti savo sąmonės dalis. Ką turėsi paleisti, ko turėsi atsisakyti, manyje iškart pabunda vaikas ir sako, tai ką, negalėsim pramogauti, negalėsiu nusišnekėti, negalėsiu būti bla bla, juokauti. Ne. Iškart nuraminu tą vaiką. Tai pokytis įvyks. Įsivaizduok, kad esi tas stabilumo šviesos šaltinis. Tu jau esi stabilume. Turi energijos, turi sveikatos, turi ryšį su savimi, su kūrėju, su subtiliaisiais vedliais, turi pinigų ir laiko. Ir pažvelk iš to stabilumo erdvės, iš tos ateities erdvės 10, 100 metų stabiliai atlieki. Kokį veiksmą atlieki? Su tyrumu, lengvumu, džiugumu, su vidiniu smalsumu. Lengvai ir paprastai tau pavyksta. Ir negopšau, pažiūrėk mažytį įprotį. Galbūt tai yra stiklinė vandens su citrina, galbūt tai liežuvio nuvalymas,
Galbūt tai naujas kvėpavimas, galbūt tai nauja mintis, galbūt, galbūt tai kažkoks naujas vidinis jausmas. Patyrinėk 5 metus, tu atlieki pastoviai šitą stabilų naują veiksmą. Iš ateities, iš to įsivaizduok, kad tavo erdvė yra tavyje ir tu iš 10 aukšto po 10 metų tu žiūri į dabarties momentą ir atlieki šitą veiksmą. Gal pajusi, ko labiausiai trokšta tavo kūnas. Veriasi širdis, žinokit, kai veriasi jūsų širdis, kiek tame daug meilės, grožio, priėmimo, džiaugsmo, galio, laisvės. Dar nelabai suvokiu to naujo, tyro jausmo. Ir iškart man atėjo mintis, kur protas sako, ne, jei po 10 metų aš vis kiekvieną sekmadienį nešu pasauliui žinią, kviesdama save ir tave vėl ir vėl atsigręžti į savo vidinę galią, įgalinti, skleidžiu per save tą šviesos rautą. Aš galiu rinktis, apsispręsti ir būti ta, kuri sekmadieniais dalinasi savo šviesa su kitais vienokiu ir kitokiu būdu. Galbūt svajojai sportuoti, esu sportuojantis žmogus, pajausk, 10 metų praktikuoji dėkingumą, arba 10 metų savanoriauji, arba rūpiniesi, augini rožes, arba jeigu 10 metų geri vandenį, arba laimini, kalbi mantras, meldiesi, o jeigu 50 metų, o jeigu iki paskutinio atodūsio, stabilumas tavo stabilios psichikos, stabilios sveikatos šaltinis tavyje, susiderinus su stabilios, tyros sveikatos šaltiniu savyje. Leisk ateiti tam vidiniam žinojimui, tam tikslingumo srautui labai lengvai. Paleisk bet kokius turėtus įsivaizdavimus. Leisk nustebinti tave stabilumo energijai. Gal tai būtų atsigrįžimas į tiesą savyje, atvirumas savyje. Apie ką tai? Kokią vertybę, duotybę, kokį pamatas tavyje kūrė stabilumas.
Jis nuolat kintantis ir vedantis į laisvę, tikrai nededantis ribų, inspiruojantis naujumą, pokytį. Tai yra pradžių pradžia, tas naujas taškas šiandienoje, kuris atsiveria tau kaip nauja galimybė į pakitusi naują save. Jeigu tau kyla baimių ir abejonių, paprašyk kūrėjo tiesiog per šiandieną, rytoj, kad atskleistų, kad leistų tau pajusti. Švytintis tobulas tavo pasaulis. Nebūtinai, sako kūrėjas, visiems turi keistis tas pamatas. Kai kam tik sustiprės tam tikros duotybės, kai kam reiks iš pagrindų pakeisti savo dienotvarkę. Gal esi tas, kuris kas rytą pasitinka saulę ir tai pašlovina ir išskleidžia šviesą savyje. Galbūt esi tas, kuris kas rytą pasižiūri ir veidrodį ir apkabina save. Tai gali būti ir vidinės tylos išskleidimas. 2 minutės, 2 sekundės, kas rytą. Tai gali būti šokis, daina, atjautos išskleidimas. Galbūt tai yra gamtos švarinimas ir idėjos. Ir čia prisijungia laimės sąmonė, nes tu įgalini save. Stabilumas išskleidžia paslėptą vidinę galią, įžemę, ramią vidinę drąsą, atveria tylą tavyje. Ir čia prisijungia kūrėjo meilė. Be meilės stabilumas mažiau gyvas.
Kam reikės paintegruoti šį procesą, pamastyti, išjausti, bet priimk impulsus, sakyk, priimu vidinį žinojimą per aukštesnį protą. Aktyvinu savyje aukščiausiai protą, susijungiu su aukščiausiu protu. Kai kam išsiskleis kaip daina, prašvis, aušra tikėjimu ir viltimi. Leisk tave nustebinti, sako kūrėjas. Mūsų protas įpratęs praleisti pirmus žingsnius, nuvertinti. Kiekviena dabarties akimirka kuria galimybę. Susitelk į ją, nei į praeitį, nei į dabartį. Koncentracija į savo galią, į savo stabilumo ašį, į tvirtybę ir gilų vidinį žinojimą. Pasitikėk. Pasitikėk savimi ir kūrėju, kad susikurs tos galimybės ir išskleisi savyje pilnatvę, gausą, sveikatą. Tai yra jau tavyje. Atsigręžk į tai. Nustok murdytis purve, ieškoti blogų minčių, ką keisti. Rodo tokį pavyzdį kaip kiauliukas, kuris knysasi purve ir patinka ir sako, kad man nesiseka, nors priešais yra gražiausia pieva rojus. Nu tai pakelk užpakalį ir perkelk savo dėmesį, savo erdvę į naują pievą, į naują lanką. Ir nesvarbu, kaip ežiukas rūke, dar nematai, dar nežinai, dar tik galbūt užuodi, bet vidumi žinai, jau bunda, jau leidžiu tam vykti, atsiduodu ir dedu tą žingsnį į nežinią su tvirtu pasitikėjimu, nes jau esu vertas, verta. Ir paleidžiu visus tuos prisirišimus, nukerpa žirklėm angelai, nes tik fokusas mano. Aš pasitikiu, tikiu, esu pasitikėjime, myliu, esu meilėje. Ir kiekvienam sugriaudėjimui, pirstelėjimui nebepaleidžiu savo tikėjimų pamato. Nebedairausi, kas ten mane kokią netikslinę nesąmonę kalba apie nevertumą, apie ubagystę, dar kažką. Ne, aš žinau, kas aš esu. Ir auginu tą vidinį žinojimą kiekvienu savo pasirinkimu. Nebeįdomu, nebeduodu tam energijos. Turiu įrankius, pasidaryk pats. Jeigu nori būti auka, tai ir drebėk kaip pelė užšluotas ir nesiskųsk.
Dabar aktyvuojasi tavo valios centras. Už bambos, taip uždėjus du pirštus, yra garos čakra. Ir visada mus mokydavo pakvėpuoti ją, užsipildyti, nes čia mūsų gyvybinė jėga. Atstatyk žarnyną. Man žarnyną padėjo atstatyti memelio fermentuotas raugas. Yra galbūt kitų raugų, bet iš tikrųjų padėjo susitvarkyti. Tai ne reklama, tai tiesiog man padėjo mano patirtis. Na, gražiai atsivėrė jūsų širdis, šalia kiekvieno jūsų stovi jūsų subtilieji vedliai, mokytojai, kurie jūs palaikys, padės kurį laiką susivokti, pažinti. Neskubink savęs, leisk išreikšti, išjausti savo procesą, savo stabilumą, savo apsisprendimą, veikti iš pakitusio aš, pasitikėjime, iš pasitikėjimo erdvės, lengvumo, tyrumo, stabilumo erdvės. Tai tik pradžių pradžia, tu gali tai puoselėti, tu gali tai tyrinėti, tai gali ir dirbtinio intelekto pasiklausti, pats prajausti, su kitais apie tai pakalbėti. Ten, kur tavo dėmesys, ten ir tavo galimybės. Ir visko būna, visko iš tikrųjų būna ir sukyla kažkoks kartais subtilusis pavydas, kurį matau ir juokiuosi, bet viduje galvoju, kaip pavydžiu tai mentoriai, kodėl jinai taip ir taip. Bet paskui ateina iš širdies toks pasidžiaugimas, kad mano aplinkoje yra tie žmonės, kurie mane augina, jeigu jiems pavyko, tai pavyks ir man. Tai kaip pakrovimas savo baterijos, tuo tikėjimu, pasitikėjimu. Ir tai pažįstu, ir tai nebesureikšminu, ir tai, man svarbiau jausti meilę, žydėti, daryti tai, ką galiu geriausia šiandienoje ir atsiverti naujoms galioms ir perspektyvoms. Tai su tuo ir sveikinu tave šioje gražioje vidinio pokyčio tėkmėje. Pasveikink save, pasveikink kitus, užfiksuok, kas pakito, kaip jaučiasi dabar tavo kūnas, kaip jaučiasi tavo širdis, ar ji labiau išsiplėtusi, ko daugiau tavyje, koks dabar tavo protas. Ir rask pasidžiaugti be įsivaizdavimų, kaip turi būti. Prisimink, auginame stabilumą, esam stabilume ir užfiksuojame nors vieną sekundę stabilumo savo dienoje ir tai auga. Jeigu mes vaiką kritikuosim, koks jis netvarkingas ir pastoviai šauksim, tai tas mažai susigūžia. Bet kai aš save paskatinu, pamatau savo vidinę pergalę, kad man pavyko šiandien išjausti, nors vieną sekundę išjausti savęs pakitusio ir naujo, nors vieną sekundę leidau savo patikėti ir išskleidžiau savo kažkokią naują
duotybę, būseną pajaučiau. Tai pasveikink ir fiksuok save. Kuo dažniau paspausk savo ranką, pasakyk myliu, apjung į vienį. Kūrėjas kartais ir pabara, ir įspiria mums į šikniuką, ir gęsta mašinos, ir vyksta vidinės audros, bet mūsų žvilgsnis ten, kur aš esu jau pakitęs. Ačiū, kad esi, ačiū, kad atliepi, ačiū, kad palaikai, ačiū, kad kartu kuri ir sakau gražios, harmoningos integracijos. Įteikiu į procesus į kūrėjo rankas, tegul vyksta pačiu šviesiausiu, harmoningiausiu būdu tau ir visumai, susiderinu su savo šviesiausia esaties būtimi šiandienoje ir leidžiu sau būti ir dėkoju, ir dėkoju, dėkoju, dėkoju. Maitrėjai, dėkoju būdų sąmoniai, jungtinių kūrėjo sąmoniai, Kristaus sąmonėms, sąmoniai. Ir toms sąmonėms, kurių nepažinau ir jos buvo savo aukštesniems aspektams, savo žemiškam kūnui, kad leidau, kad padariau veiksmą savo protui, bendražygiams, visiems mums, visiems, kas klausys įrašo, dėkoju, 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 te bus palaiminta ši diena visoms gyvom būtybėms, te bus palaimintas maistas, vanduo. Dar paleidžia, dar nepaleidžia, sakom, toks kaip susikūrė kaip kūrybinė santrauka, kaip kūrybinis diskas, kaip kūrybinis failas. Tai įmaterinkim į save, priimkim šitai. Darau išvadą, kad stabilumas aktyvina mūsų kūrybinės galias, nes matau, kaip rašosi toks, kaip tekstai, kaip formulės, inspiruojama, sutraukiama į tam tikrus pailiukus. Tikimybių laukia. Pakvėpuok. Ir kurie sako, kad tiek pajamos, tiek sveikata, tiek tavo galimybės gali ateiti įvairiais keliais, būdais ir šaltiniais. Mes dažnai esam prisirišę prie vieno matymo, prie vieno savęs įvaizdžio suvokimo. Gali būti visaip.
Mano viena bendražygė, Rita Bakaitienė, organizuoja kelionę į Tailandą. Jaučiu, kad turiu pasidalinti apie tą galimybę, galbūt tau ji reikalinga ir atlieps. E, Jeigu aktualu, parašyk, duosiu jos profilio nuorodą, pasidalinsiu. Dar gali prisijungti į mano mentorės Dalios Kunešienės naujos visatinės realybės įkūrėjos erdvės Klaipėdos rajone. Jos erdvė yra ir labirintas, kuris aktyviai stabilizuoja, yra obeliskai, viskas yra išjausta iš kartu su subtiliuoju pasauliu. Ir jie organizuoja kursą 2 mėnesių, kuris gruodžio 5 tik prasidėjo, tai gali irgi prisijungti. Taip pat nuoširdžiai kviečiu į asmeninę mentorystę tave, jeigu atliepia mano vedimas, jeigu esi pasiruošęs pokyčiui. Sausio mėnesį atsilaisvins viena vieta ir prisijungdamas į asmeninės sesijas palaikai ir mane tiek finansiškai, tiek mano augimą. Tai ačiū, kad esi, kad daliniesi ir sakau, iki pasimatymo.